Labas rytas. Kur mes važiuojam? Mes važiuojame į Raudondvarį. Kažkur tai pietausime gražiai. Jo, čia prie Kauno? Taip, čia prie Kauno. Tai va, varysim tuoj. Jėga. Atvykome į dvarą, čia pavalgysim, turbūt kažką įdomaus, žiauriai gražu, visokie paveikslai, viskas, čia kėdės, graži aplinka, jau. Šiandienos mūsų tema – vėluojantis pavasaris Lietuvoje. Karpačio, Cezario salotas, rūkytos antienos ir apelsinų salotos. Ravioli, midijos. Labai sočiai skaniai pavalgėm, o dieve, 3 patiekalai visokių medėjų desertų. Aš pilnutėlė, o jos ten dar liko, o aš tai va sėdžiu čia, labai graži vieta man, labai patinka, sėdžiu ir šiaip tai fotografuoju va tenai mano telefone. Bandau išgauti kokią gerą profilio nuotrauką, nes jau 100 metų nekeičiu. Tai va, su pavasariu. Ui. Bet saulė tai ir kaitina, žinokit, jūs neįsivaizduojat. Bet gerai, dabar tai net nežinau, kur varysim, bet kažkur važiuosim. Tai va, kaip čia faina. Ui. O, lėktuvas kažkur. Rado šulnį Kaune. Raudondvarį. Nepavyko. Oh my god, jis ir jis mane juda, matau. Geras.
Dabar esame Akropolį. Va. Štai kaip atrodo. Buvom, kur mes buvom. Ai, po alėją Laisvės vaikščiom labai ilgai. O dabar čia atėjom. Grįžom. Pagaliau. Kiek kokie 8:30, nežinau. Bet taip faina šiandien buvo. Amuka. Dabar tai ant batuto šokinėju. Atsikabinau kaip beždžionė. Bet tik vieną koją. Sau. Norėjau pasakyti, kad ačiū, kad žiūrėjau šitą video. Palaikinam. Pasubscribinam. Ir iki ryt. Ate.